Sveiki, hebrytė. Filmavau čia tas drive'ą mūsų Yamaha Grizzly ir prašiau, kad surinktumėt 100 laikų, kad nuvažiuočiau į rimtą offroadą. Tai laikų jūs nesurinkot, rimto offroado nebus. Gerai, juokauju. Tai mangi pačiam įdomu, kaip tas Grizzliukas būtent rimtam purve važiuoja. Tai nufilmavau aš jums tą epizodą, ir savo taip pat. Tai skaitysim, kad nufilmavau avansu. Tai pažiūrėkit gal visgi tas draivuką, koks pas mus geras keturatis. Ir tikiuosi šitą seriją susižiūrės jums gerai. Aišku, noriu iškart pasakyti, kad daug ko nespėjau nufilmuoti. Ten nufilmavau porą įdomesnių kliučių, nufilmavau porą vietų, kaip važiavam. Tai biški pasakinėsiu, kas vyksta, nes ten, kai su hebra lėki, nėra laiko sustoti, išsimti ragelį arba kamerą ir pafilmuoti, nes mes lekiam, bach, kliūtis, pravažiavam, užbuksuojam, vieną traukiam, lekiam toliau. Ir nėra laiko tiesiog nufilmuoti, tai kažką spėjau nufilmuoti, kažką jums parodysiu. Ir jeigu šitas kontentas jums patiks, tai palaikykit jį laikais, palaikykit jį šiltais komentarais ir nežinau, ten žiūrėsim, kaip kas bus įdomios peržiūros. Persinešam į mišką. Būsi mūsų kameristas. Pagalį reikėtų kokio, Toliau. Lekiam žiūrės, čia, jau koja ištisai. Varom. Davai, varyk pirmas, tu su snorkeliu, jeigu ką ištrauks. A tu be gervės? Be. Bliac. Tai tada tu varyk antras. Gerai.
visas užsijibašinau. Dėl to, karočią, fufaikai reikia nusipirkti, ne? Tave žmona pamatys, tu sako, Pamiršau paminėti, kad miške praleidau 2 dienas ir pirmą dieną taip smarkiai užstrigau, kad sutemo ir pratęsiau važinėjimus jau su kita chebra sekančią dieną. Tai jau pirmą kliūtį matėt, nieko rimto nebuvo, kaip pasirodė, lengvai prašokom ir iš esmės pirmą dieną norėjom pravažiuoti per upę, bet išsigandom. Buvom 3, išsigandom, privažiavom prie upės, kažkaip pastovėjom, pašnekėjom, nieks neturėjo šnorkelio, tai apsisukom ir išvažiavom. Bet ta mintis su upė liko čia. Bet vis tiek tą dieną suradom rimto purvo savo. Aišku, kažkur toliai nebandėm važiuoti, net nematėm, kad toliau yra pravažiavimo, tiesiog suradom tokią pelkę ir nusprendėm patikrinti kanamą, CF ir grizliuką. Tai, žodžiu, žiūrėkit. Dar vienas pelkynas surastas. Oi. Oi. Все? Atvažiuota? Užsikasai. Neturiu net laiko kažką sakyt. Taip greit veiksmas surandam, kad lekiam veiksmas. Na, bet čia jau geras išbandymas grizliui. Neblogai čia įklimpai. Ką? Neblogai įklimpai. Važiavau sirdelį, bet kad neišvažiuoti. Aš pakeisiu trajektoriją, biškelį.
Bandysi dar kartą? A gal tu pravažiuosi, blėt? Keturatis kanamas ten pravažiavo, tai Danielis tai praeis. Gal tu nori pabandyti? Aš tai čia paskęs, blėt. Jeigu kanamas paskenda, tai CF paliubomu paskęs, blėt. Gaza! A? Gaza! Kur toliau? Važiuok ten toliau, normaliai. A, grizliukas praėjo, ką? Ai, blėt. Kas? Davė, į priekį bandyk šaut. O! Nesikeikiam gyvometerį, blėt. Blėt, čia tai bus, nahui dabar reikalų. Bet, blėt, kaip svirda šitą pelkę, ką? Danieliau! Palauk, pas tave sėdi ant kablių. Tai nepaslys, blėt. Ai, matau. Reikia bandyti į priekį kažkaip. Pauliau, pabandyk čiūjų ant jo kairę šoną atsistot, kad jisai bandyt persisvirtų gal. Blėt, bet buvo viskas gerai. Buvo viskas gerai, kas senul, karoči. Viskas, čia jau sėdi normaliai. Reikia su gervė važiuoti, nieko čia nebus. Bet čia numal. Gerai, blėt. Kas perimsit kamerą? Paimsi? Davai. Balia, čia man reikia irgi važiuoti. Lukai, nepasodink, blėt. Palauk, laikyk, pastumsiu. Gal padėsiu. Kurva, dabar man vyksta užpiliarį. Lukai, blėt. Dabar.
Renčikas pridarė reikalų. Ten mano keturatis. Skendės. CF-as skendės. Kanamas važiuoja visų gelbėti. Oi, ble, čia pridariau, nahu, nesąmonė. Bet, ble, kol iš gazų važiuoja, tai zaibys. Bet kai tik sustoja, pizda. Bet ten, žinai, toliau aš nepabijojau važiuoti, nežinau, kas ten vapšė. Va, CF-as bandė mane traukti, sėdi. Mano keturatis tai vapšė. Operacija, kur iš 3 keturačių, nu, su 2 keturatais traukia maniškį. Tai kaip manas maniškis išlindo, ten karoči rastas gulėjo, tai vos kažkaip čia ištraukiam, stovi lygiai, bet vis tiek, kad išvažiuot visiems, tai kad nes nevažiuojam čia, tokia perkė. Pats iš tenai išvažiavau, dabar stovi čia ant salelės. Kanamas CF toliau bando traukti. Vaičkinas bet žinokite, su akim nieko nematau, nes jau sutemo. CF-as beveik išvaduotas. Man belieka tik iššokt, bet aš galų stoju, tame problema. Aš čia ir užstrigau dėl to, kad bandžiau suktis. Nu ir žodžiu, kažkaip taip mes prasikapstėm tą visą vakarą, sutemo, tai teko grįžti namo. Pirma diena atėjo į pabaigą, net neploviau keturačio, dėl to, kad nusprendžiau, kad jau sekančią dieną vėl lėksiu, bet lėksiu jau biškį anksčiau. Jau po pirmos dienos kažkaip pradėjau suprasti, kad grizliukas dėl savo trumpos bazės, mažo svorio, biški lengviau kažkaip praskrenda ir išlenda iš vietų, kur kiti keturačiai stringa. Nes aišku faktas, kad ten, kur už purvynę užstrigau, aš užstrigau specialiai ir užstrigau toliau negu Kanamas, nes Kanamas bandė atsargiai įvažiuoti, o aš jau žinodamas, kas mane lauks, šokau iš gazų. Bet kaip dabar matėt, kai mane CF-as bandė ištraukti, tai CF-ą patį ištraukinėjo Kanamas iki pat kliūties pradžios. O mane tik tai iš to pačio purvuko ištraukė, o visą kliūtį atgal aš jau grįžau pats. Tai vat gal kažką ir įrodo. Gerai, šokam prie antros dienos. Antra diena prasidėjo dar intensyviau, nes važiavom jau ne su 3 keturačiais, o netgi su 5. Ir per antrą dieną pravažiavom daugiau. Ir šiaip kliūčių buvo labai daug, iš kurių procentų gal 20-30 nufilmuota, nes... Nu, kaip jau aiškinau, lekiam, matom kliūtį, prašokam, lekiam toliau. Nėra laiko kažkaip išlyst, pafilmuot. Ir nenorėjau labai vyrukų kažkaip prašinėti dėl savo kažkokių nesąmonių, stabdyti jos, nes taip jau intensyviai jie norėjo kažkur lėkti. Tai... Iškart pradėjom dieną nuo upės, atlėkėm prie tos upės, kurios pirmą dieną išsigandom. Ir kadangi su mumis buvo litrinis CF-as su šnorkeliu, paleidom jį pirmą ir galit pamatyti, kas vyko toliau.
Prisėmė batą. Į batus ne, bet į subinę prislėmė. Sekančia kliūtį buvo tokia pat kaip ir praeitoj dienoj, nepravažiuojama pelkė. Ir aš vėl nusprendžiau, kad noriu užšokti toliau nei visi. Tai pirmas keturatės atsargiai dūrė, biški su gazu, bet pastrigo iškart vietoj. Mes jį su 2 kitais keturačiais ištraukiam ir aš sakau, hebra, aš dursiu toliau, žiūrėkit. Ir kaip pisau gazu. Eik tu načia. Kaip taip? Ateik, pasivaikščiosiu čia, na. Tik išvažiavom iš vienos vietos, nepraėjo 2 minučių, jau strygom kitur. Per tokius purvekus lendam. Atrodė, kad bus pašalę. Bet šiandien nėra labai smarko minuso. Biški situacijos paaiškinimo. Žodžiu, čia įstrigo vienas keturatis. Tai aš nusprendžiau giliau šaut. Tai susmegiau savo. Bet, ištraukiam. Su gervė ištraukiam. Škuvisas apsivaręs su, bet ištraukiam. Bet iš pradžių mes šovėm per upę. Ir Sigvėjus jau sustoja vidury ir nuskeno. Tai dabar džiuvinam variatorių. Atsukom propkę, vandenuką išpylam. Karasiki. Tak čirpai šotai, blėt, karasiki. Tam tak sviešni. Tai va, nes karoči kažkodėl įsigvėjo į vidurį į variatorių, vandens pribėgo. Tai tikriausiai negermėtiška. Grizliukas prašovė per vandenuką, viskas tvarkoj. Tai va. O čia karoči giliau įvažiavau dėl to, kad grizliukas lengvas. Ir greičių paėmiau, nes pažiūrėjau, kad prieš tai keturatis biški per lėtai važiavo. Tai aš kaip šoviau, blėt, ant gazų, visas blokiruotas. Tai labai gerai važiuoja tas grizlis. Patenkintas su čia, kaip tik tas testas, kurį aš norėjau, kur mes visas blokiruotės, tikrinam viską. Tik tai, kaip sako dabar hebra, kad biški gal piktesnį padangų reikia. Nes šitas tokiam purve labai greit užsikasa. Na ir šiaip, tą dieną taip gražiai prisningo, taip gražiai pašalo, kad miškas atrodė lyg tais viskas yra tvarkoje, visur yra graži žolyti ir visur galima pravažiuoti. Tai dabar aš jums parodysiu dar epizoduką, kur iš tolo atrodo, kad viskas tvarkoje, keturačiai pradeda važiuoti, aš laukiu paskutinį savo eilės ir visi kaip ir gražiai pravažiuoja, bet bac, pelkė.
aš lėkiu, bet nieks nefilmuos, nes vienas likau. Patas nuvažiavimas, tenai buvau, kur sakiau, tai dūriau per tą pusę. Va, kokia pelkė. Tai visur pelkynas. Ant lau, be blokiruočių, bet su visais pradūriau. Buvo sunkoka, ten teko, tipo, va tai va padaryti su kataračiu, bet šindau. O čia vyksta gelbėjimas. Litras pralėkė, šitas pastrigo, aš pralėkiau su jungtom blokiruotėm. Va, ties čia, kaip matot, dar vienas pastrigo, tai vieta tokia, kavarna. Vis čia purvas ir posūkis iš karto. Manai, stot, tave nuneš va čia. Gervė tai eina, susiškė, bet va, kapsusi pista. Dugno beros dabar sėdi. O, gerai. Koks gražus oras. Pasaka. Na, dar buvo daug linksmų prikolų ir bajeriukų, bet kaip jau minėjau, trečią kartą neišėjo tai nufilmuoti, bet per visą šitą savaitgalį praleisti ant keturačių, aš supratau, kad Grizzlis čia labai rimta technika. Jisai lengvas, jisai trumpas, pas mus dar didesni ratai stovi ir su visom įjungtom blokiruočiom jisai nestrygo niekur, kur aš nenorėjau įstrigti. Žodžiu, aš 2 kartus strigau taip, kad mane reikėjo traukti, bet tai buvo 2 specialius kartus, kur tipo realiai yra pelkė ir kur durė ant gazų į tą pelkę, nu, specialiai, tipo, vos ne specialiai pasadinti keturatį. Nu, tipo, ten galima buvo ir apvažiuoti tas pelkės, bet jeigu kažkur mes važiuodavom palei trases, kur atsiradavo kažkokios ten balas ar tokios rimtesnės pelkės, Grizzlis visur pravažiuodavo. Ir matėt patys, kad Grizzlis taip paprastai ten prašoko, kur kitiems keturačiams reikėjo su gervėm trauktis. Ir irgi mes važiavom paskui litrinį CF, kuris pramaldavo visą trasę ir aš važiavau prieš paskutinis arba paskutinis, tai dažniausiai tekdavo tam mažam Grizzliukui prašokti pro labai jau išmaltą vietą ir jisai tai padarydavo tiesiog be problemų. Na ir kažkaip taip užsibaigė tas linksmas savaitgalis miške. Aišku, Grizzliukas po tokį pravažiavimą atrodė labai purvinas, buvo visas apvarytas purvais, čia kaip tik matot, kaip jisai atrodė. Na ir aš atrodžiau ne ką geriau, netgi biškį blogiau negu keturatis, jaučiausi realiai kaip kiaulė, nes visas buvau purvinas, nes kai kuriuose pelkėse teko pasėdėti netgi iki šlaunų. Tai jo, atrodžiau ir jaučiausi kaip kiaulė, bet užtat buvau laimingas. Tokių emocijų dar nejaučiau. Čia toks yra bajeris, tiesiog šaut pro mišką, šaut pro kažkokį upę, šaut pro kažkokį pelkę. Čia neapsakomai linksmas emocijas ir šiaip labai pradžiugina Grizzliukas, kad taip gerai viską gali pravažiuoti. Tai ką, chebrytė? Ačiū Jums uždėmesį, tikiuosi šitas epizodas gerai susižiūrėjo. Dar kartą kartuoju, jeigu patinka toks kontentas, tai dėkit laikus, rašykit komentarus, rašykit, ką norėtumėt pamatyti būtent susijęs su offroadu ir šiaip rašykit, ką norėtumėt pamatyti mano kanale. Ir iki susitikimų sekančiose epizoduose. Pas mane kanale dar yra autoapžiūros, dar yra pasivažinėjimai su traktorium, dar yra visokie įdomesni prikolai ne tik susijęs su offroadu, bet ir su kažkokiais durniavimais su automobiliais. Tai užeikit, pažiūrėkit ir palaikykit kanalą. Ačiū. Iki.